depresija, nerimas, proto negalia. Yra daugybė lengvesnių ir sunkesnių psichikos ligų, kuriomis sergant reikia gydytojų psichiatrų pagalbos. Ja pradėta teikti žmonėms daug priimtinesnėje vietoje nei ligoninė – psichikos dienos stacionaruose, kuriuos rengiant buvo naudojamos ES struktūrinių fondų lėšos. Jeigu kalbėti apie psichikos sutrikimų, psichikos problemų mastą Lietuvoje, tai pas psichikos sveikatos specialistų šiai dienai besigydančių asmenų yra maždaug 5,5% visų Lietuvos gyventojų. Tas skaičius po truputį didėja, nesant dienos stacionarų plėtros, nesant pagalbos šitam vaikams, šeimai, nesant krizių intervencijos. Neišvengiamai mes turėtumėm daugiau kreipti į psichiatrijos stacionarus ir neišvengiamai daugiau ligoniai turėtų būti pirmiausia atitraukti nuo šeimos, nuo savo įprastos aplinkos, nes bet kuriuo atveju ligoninė tai nėra namų aplinka. Buvo ir sujaudinti pacientai, kurie sirgo manija, psichoze, ir čia pat vaikščiojo depresiniai pacientai, kuriems reikėjo galbūt ramybės, atskiro kambariuko, kur galėtų pakalbėti su artimuoju ar psichologu. Mes neturėjome tokių sąlygų. Anksčiau Ukmergės rajone tokios paslaugos nebuvo visiškai. Pakalbėjus su kai kuriais pacientais, jie yra labai patenkinti, labai nori šitą dienos stacionarą ateiti ir, sakyčiau, pradžioje tai gal dar buvo kokios baimės, o dabar taip ateina kaip į namus, kaip į kokią bendriją. Darbuotojai labai džiaugiasi, jau spėjom priprasti prie naujų patalpų, bet pradžioje tai mums buvo tarsi koksai, gražiai pasakyti, šokas, kad mes iš tokių mažų patalpų atėjom į tokias erdves, tai pradžiai patys net klaidžiojom ir nerasdavom, kur pirmomis dienomis pasiklysdavom patys. Tai tėvai apžiūrėjo visą mūsų skyrių, susipažinę su visa tvarka, be jokios baimės palieka vaiką skyriuje, pagerėjo iš tikrųjų paslaugų kokybė, atliekamos įvairios terapijų rūšys, muzikos, meno, ergoterapijos. ES parama nėra vien tik investicija į pastatus, darbo sąlygų gerinimą ar medicinos įrangos įsigijimą. Tai esminė investicija į mūsų ir ateities kartų gerovę, sveikesnę visuomenę, jos saugumą ir stipresnę infrastruktūrą, užtikrinančią tvirtos ir vieningos Lietuvos valstybės ateitį.